Šlapi ir purvin batai šiandien. 5 žygių dieną, vėl žygiuosim per lietų. Vienos planas daeiti iki Kaminijos, kur yra 8 km, tada perskelsim į Ispaniją ir žygiuosime per Galiciją. Ready? Paliekam Vila Ribeiro. Now we need to go further down. Kaminija randasi čia, čia keltas perkelia mus į Galicijos regioną. Tada žygiuosim palei vandenį. Kažkiek tai kilometrų iki kol pasieksim Vigo ir tada iš Vigo kažkur tai susijungs su centriniu keliu. Bet jau už poros dienų bus tikrais. What the hell, Zena? We can't go here. No. I think we can go through the grass. Vakar kai partuvėjom, čia buvo normaliai, bet dabar patvinę. Reiks perėti šitą tiltą, nes reikia mums link vandens daeiti. Čia tiesiai negalima kirsti, nes yra šitų traukinių bėgiai. Mums ten reikia. Tenai, kur tas kalnas yra, ten jau yra Galicija. Smėlis, batas iš vakar. Reikia iškratyti. Artėjom prie Moledų miestelio, kuriame planavom nakvoti vakar. Per tunelį. Ir pasieksim Moledų miestelį. Radom kavinę. Bandysim atsigerti kavos. Ta prasme, atsigerti kavos. Tikrai kavos bus. Žadėtiškai kavos. Viena irgi kavos. Ir bandelį kažkokį naują. Gavom su obuoliais, man atrodo. Grįžtam vėl lietą. Nusipirksim vieną citriną įsidėti vandenį. One of each? Okay. Žiūrėjau, daug piligrimų dabar už mūsų eina. Čia turbūt dėl to, kad susijungia Litoral ir Costal keliai. Ir kai daisim Kaminio ar Kaminija miestą, tai tada vėl išsiskirstis į dvi dalis. Vieniais sukelt keltis per Ispaniją iš karto, o kiti žygiuos link tų ir tada susijungs su centriniu taku vienos ar 2 dienų bėgiai. O mes, aišku, kelsime su keltu į Galiciją ir tada žygiuosim aplink ją. 2-3 dienų bėgiai susijungsim irgi su centrinė Portugalijos keliu. Atėjom didžiąją dalį miestelio Kaminija ir beveik visiškai veiksmų nėra. Vis uždaryta. Turbūt dėl to, kad Velykų penktadienis ar kaip jis besivadina. Arba neteisingoje gatvėje buvo, nes dabar pilna žmonių čia yra. Yeah, well, we're definitely not on the correct street. Gavom bilietus, už kažkur 10 minučių išvykstam į kitą pusę upės. Gavom štampą irgi. Pirkom bilietus, sakė, kad 15 minučių kažkur reikės laukti. Jau laukiam apie 20 minučių už lango, jie tenai valgo pietus dabar. Visi kiti piligrimai persikėlė su keltu.
kuris plaukia į kardiją, bet mes laukiam dabar savo keltų, kuris keliasi kitur. It's been 40 minutes. 40 minučių laukiam. Nepavalgiau, bet kartono vis dar nėra. The sand, yeah. Yes, and here and here, the river and problem the water. O, When the big boat užstrigo laivas šitas because in dėl smėlio. big boats impossible. All good? No problem. From Iceland. Islandia. Yeah, Icelandia. I'm going to work in Islandia. Really? Really, in the big boats. Oh, okay, interesting. Wow. Debe ver el color, tiene un tío de 140 kilos. That's why it takes only 15 minutes. No lo has hecho nunca esto, ¿no? Es la primera vez que lo haces. Are you happy? Look in the jacket. Oh yeah. I'm not gonna take it home. Vamos de montaña, ¿está? There you go. I'm sorry, man. Yeah, no problem. Thank you. Fainas buvo pasiplaukinėjimas. You enjoyed the ride, Anna? Yes. Yeah, it was really fun. It was intense. Ir kapitonas jis prašinėjo visą kelią, nes kažkoks buvo nesupratimas, kad už 10 minučių bus, iš tikrųjų už 50 minučių turėjo būti. Bet viskas normaliai, gerai paplaukėjom. Dabar žygiuoti galim vėl. Užmiršau užsiminti, kad mes jau dabar esame Ispanijoje. Portugaliją palikti tenai. Prasideda Galisijos dalis. Tik išlipom iš valties, jau reikia lipti kalną. Oh, we are on 164.860 kilometer. Oh, this is the water where you can bathe in, and from here drink the water. Šiandien turėjau visą dieną lyt, bet prašviesėja ir net šilta iš tikrųjų vaikščiot, sustrikę, bet pakol kas dar nenusimaunam jų, nes gali pradėti vėl lyt, nes jau 2 kartus reikėjo nusimauti ar užsimauti. Buvom ten tamsoj, išlindom vėl į civilizaciją. Tenai kažkur einam. I'm just saying we should probably go some. Ja. Oh, Zana, second leg fell off. We only have one left for camera to hold up in the air. 18,2.
6 kilometrus. Kojos skauda. Reklamos Abergo galim užsakyti per telefoną. Wow. Nice. Okay. Cyclist trail. 1,3. My legs are swollen. Esam kažkur čia. Dar kem 5 minutės paeisim ir apsistosim šitame hostelyje, alberge. It's mold. Where's mold? Oh yeah, it's mold. What the Isn't it? hell? Yeah, it looks like mold. Yeah, there's mold everywhere. Shit. Žodžiu, turėsim tik šitą valgymą šiandien, No, we don't eat it. nes nėra restoranų, niekur čia. Prie pakrantės čia yra kavinė, tai bandysim kažką užkąsti, nes jeigu nepavalgom dabar, tai turėsim tik tai kažkokių tai morkinių salotų pavalgymą šį vakarą. Kadangi dabar dar tėra apie 5 valandą, tai būtinai reikia kažko stipriau užvalgyti. Virtuvė užsidar 4 valandą. Tai nusipirkom visokių užkandžių. Nežinau, kažkokie popkornai, bulvės, ledai, jamuškus ir 2 gėrimai. Manuel. 3,3 km liko iki nakvynės. Bandysim kažkaip damušti. Turim 6,3. Jau visai netoli. Nakvynės vieta pasiekta. Susiradom draugų Aberge. Šitaip atrodo mūsų kambarys.